Paskaitą. Šios dienos tema yra Anahata čakra. Gal ką nors žinote? Širdies. Žalia spalva. Tai viską žinot, man nieko pasakot nereikia. Taip, tai yra širdies čakra ir jinai vadinama kaip netgi centru žmogaus energetiniu. Čia gal perkeltinė, gal daugiau prasme, nes tiesiog yra, mes kalbėjome anksčiau apie 3 pirmasias čakras, kurios atsako už mūsų kaip ir išgyvenimą šioje materialioje žemėje, materialioje aplinkoje, o kitos 3 čakros, kurios dar toliau kalbėsime, atsako kaip tik už žmogaus tokius subtilesnius momentus, netgi jeigu žmogus nori eiti to dvasingumo keliu, tai tos viršutinės čakros jam kaip ir didesnė paspirtis negu apatinės čakros. O Anahata čakra, širdies čakra, yra vidury tarp 3 viršutinės ir 3 apatinės. Ir jinai kaip tik centre yra. Tai jinai tokia kaip kokia magistralė energetinė. Tai Anahata čakra yra maždaug ties 5-6 krūtinės slanksteliu. Čia dabar pasiskaičiuoju, kur jinai yra. Vertimas Anahata iš sanskrito kalbos nepažeidžiama. Ir jinai reguliuoja užkrūčio liauką. Nuo jos priklauso mūsų imunitetas, ten gaminami antikūniai, kurie kovoja su virusu. Tai jeigu mes sergam, jau yra ženklas, kad gali būti 2 čakros nelabai gerai funkcionuojančios. Tai kurios? Širdies. Ir? Jūs sakėt, žiūrėjote apie Muladhara čakrą. Tai pati pirma, nes pirma atsako už mūsų apskritai išgyvenimą, instinktų lygmenį, už tai, kad mes išgyventume, kad rastume vietą pasaulyje. Bet jau ne tai, kad karjerus ant kažkokią prasme, o tiesiog, kad turėtume stogą virš galvos, kad būtume apsirengę kažką, tai nesvarbu ką. Jau kad rūbas teiktų malonumą, atsako antra čakra. Tai va. O kad pinigų būtų, ar pirma čakra irgi atsako už mūsų ryšį su gamta, apskritai su žeme. Ir kai žmogus tvirtai stovi kojom ant žemės, tai va čia irgi ženklas, kad pirma čakra gerai veikia. Bet tvirtai stovi kojom ant žemės, tai čia turime omeny labai plačia prasme. Ir finansiškai, ir apskritai savarankiškas žmogus, ir sveikatos prasme. Tai va, o Anahata čakra, jinai irgi, jeigu jinai veiktų pas mus normaliai, tai mes nesirgtume. Bent jau mažiau sirgtume arba greičiau pasveiktume. Jos spalva tikrai yra žalia. Ir bidža mantra yra jam. Tai jeigu jaučiam, kad mūsų Anahata čakra prastai veikia, aš paskui papasakosiu, kokie yra simptomai gero veikimo ir blogo veikimo. Tai jeigu mes ją norim harmonizuoti, tai sakom Om Anahata, jam ir bandom jausti vibraciją širdies srity. Kaip ir galit įsivaizduoti turbūt ir nujausti, Anahata čakra veikia širdį, plaučius, kraujotaką, kraują, odą, rankas, plaštakas, viršutinę nugaros dalį, krūtinės ląstą, bronchus. Tai visa ta sritis, kur yra čia. Ir taip pat ranka, nes delnai, ta prasme, ką mes darom. Ir jeigu darbą dirbam su širdies, tai darbas tirpsta rankose. Ta prasme, tas lytėjimas ir labai stipriai susijęs su Anahata čakros veikla. Dėl ko mes apsikabiname, dėl ko glostome. Nes tai yra su meilė susiję tiesiogiai. Su Anahata čakra. Tai aišku, širdis, su kokios asociacijos kyla. Gal ir žinote, už ką atsako Anahata čakra, ar ne? Tai pabandykite atspėti. Tikrai, nes čia logiškai labai lengvai galima išmąstyti. Taip, bet aš jau šitą sakiau. Už ką? Taip. Tai pabandykit, išsamprotauti. Gailestingumo. Taip. Užuojauta, draugiškumas. Fantastika. 10. Taip, tai artimo meilė, ta tikra meilė, pagimdyta ne iš aistros, o altruistiška meilė. Besąlyginė meilė, taip. Kaip tėvai myli vaikus.
Tėvai myli vaikus iš pradžių gal besąlygiškai, o paskui prasideda sąlygos. Jeigu neklausai, esi blogas, aš tavęs nemyliu. Bet vis tiek, jeigu kas nors atsitinka, tai daro beleką. Nu taip, daro beleką didžioji dalis tėvų, bet ne visi. Nu taip. Tai taip, tolerancija, atvirumas, empatija, bet ir sugebėjimas atsiriboti nuo aplinkinių. Nesusitapatinama su kitu. Nes čia gal nežinau, ar vyrams tai būdinga, moterims tai būdinga, kad jos svetimas emocijas išgyvena kaip savas. Ir verkia dėl draugės problemų, bet tai yra irgi ne iš didelio, kaip čia pasakius, ne iš didelės meilės, o iš didelio ego iš tikrųjų tai diktuojama, nes išgyventi svetimas emocijas, arba taip jautriai kito gyvenimą pasinerti ir pamiršti savo gyvenimą, gyventi kito žmogaus gyvenimą tarsi savo, tai yra neišmintinga visiškai. Ir tai tikrai nerodo to žmogaus jautrumą ar kažkokį ten altruistiškumą. Kažkaip prisiminiau dabar ir papasakosiu, iš kalbos išėjo apie tą jautrumą. Ašgi važinėjau kurį laiką į vaikų globos namus. Ir ne šiaip važinėjau, bet ir daug ką dariau ten. Bet tie darimai tai buvo labai paprasti, nes aš tiesiog norėjau tiem vaikam parodyti, kad jie turi iš ko rinktis. Nes didžioji dalis vaikų, jie nežino nei kaip švęsti kalėdų, prisigerti. Nei apskritai kaip švęsti. Prisigerti, susimušti. Jie patys savęs, praktiškai galima pasakyti taip, kad jie nekenčia savęs. Jie savęs smerkia, jie, tikrai daug ten, kadangi aš labai stipriai pasinėrusi tą vaikų gyvenimą, aš, labai daug su tais vaikais bendravau, tai aš mačiau, kas juose yra. Ir, mano tikslas buvo tiesiog jiems parodyti kitą variantą, kažkokią alternatyvą, kad jie gali rinktis, kad jie nebūtinai gali eiti vogti, arba eiti gerti, arba eiti parsiduoti, arba, dar kažką tai daryti, kad jie gali kažką kitką veikti. Ir žinoma, aš vystydama tą savo veiklą susidūriau su daugybė kitų žmonių, kurie vieni nesuprato manęs, ką aš darau, bet tai, kaip normalu, nieko tokio. Bet tas gailestingumas, supratau, kad skirstosi kaip ir 3 dalis. Vieni žmonės gailestingi iš gailestingumo kažką daro dėl kitų. Eina, renka drabužius, ten, nežinau, žaislus kažkokius, tai atiduoda. Ten, kai vaikai visi sergo, ten buvo kažkoks ten ar kiaulių, ar paukščių gripas, gal kiaulių gripas. Vaikai visas buvo, galvos namai visais, didžioji dalis sirgo vaikų su aukštom temperatūrom. Tai moteris rinko medų iš savo draugų, ten arbatžolės, vaistažolės rinko. Žodžiu, vieni žmonės tą savo gailestį išreiškia per veiksmą. Kiti žmonės, arba patys dar tiesa, dar kategorija žmonių, kurie kažką darė ir važiavo pas tos vaikus. Kita kategorija žmonių, moterų, joms buvo per jautru, kurios turėjo dar savo vaikų, joms buvo per jautru važiuoti ten. Bet jos vis viena, nepaisant to, kad jos pačios kaip ir neturėjo pakankamai kaip ryžto važiuoti pas tos vaikus, jos rinko, darė, nešė, palaikė, kažką tai tokio darė. Ir dar viena kategorija buvo žmonių, kurie sakė, šakės, kaip tu taip gali, man tai taip gaila, aš tai negalėčiau važiuoti, aš verkčiau ir verkčiau. Ir tie žmonės, kurie labai gailestingi, labai verktų, labai gailėtų, jie ničnieko nepadarė, ničnieko. Tai tas gailestingumas yra nelygus gailestingumui. Tai aš su to labai akivaizdžiai susidūriau ir ne visada gailesčio ašaros yra iš tikrųjų gailesčios. Kitą kartą žmogus pats savęs gailisi labiau nei kito žmogaus, tiesiog save įsijaučia kaip tarsi pats, taip ir pats savęs gailisi. O nieko nepadaro, kad kitam žmogui būtų geriau. Ar žmogui, ar gyvūnui. Tai jinai taip, šita čakra yra meilės atjautos visom gyvom būtybėm centras, ištikimybės, tokio lojalumo, tokios kilnumo vieta. Ir jinai duoda tą stabilumą, tokį, stabilumą tarp materialaus kaip ir gyvenimo ir tarp dvasingo gyvenimo. Ta pusiausvyra. Žinot, kaip supynės yra, ir jos supasi. Ir per centrą vis viena jos laikosi. Ir tai tas centras yra ta Anahata čakra.
Jinai suteikia pasitikėjimo laisvės pojūtį, tokį stabilumą. Meilė, va dar norėčiau apie meilę atskirai pakalbėti, nes kaip ir gailestingumas, taip ir meilė turi labai daug skirtingų atspalvių. Ir čia Anahata čakra yra ta vieta, kur tikra meilė gyvena. Nes dabartinė visuomenė labiau akcentuoja juslinių pagrindų. Aistrą, taip. Mano draugai yra tie, kurie man teikia džiaugsmo. Aš juos labai myliu, tol, kol jie man teikia džiaugsmo. Kai jie man nebeteikia džiaugsmo, aš jau jų nebemyliu. Ir taip pat ir žmonės, su kuriais aš, tarkim, gyvenimo koks partneris, kol jis mane džiugina, kol jis man neša arbatą ar pusryčius į lovą, tol jis geras yra. Bet jeigu pas jį pamatau kažkokį bruožą, kuris man nepatinka, nežinau, kokį čia, kojinės nededa į stalčių. Dantų pastas neužsuka. Viskas, jisai yra blogas ir tas prisikaupia ir jau tada ir dingsta meilė. Arba, pavyzdžiui, įsimyli kažką, tai ten galėtum kalnus nuvirsti, ne? Ir tas žmogus tau neatsako meilė į meilę. Ir kas tada gimsta? Neapykanta. Tai argi tai buvo iš pat pradžių meilė? Tai nebuvo meilė, jeigu jinai pavirto į neapykantą. Mes norime turėti. Mes norim turėti ir norim, kad tai teiktų mums džiaugsmą. Man labai patiko, va čia visai neseniai, ar tik ne vakar, vienas labai protingas žmogus pasakė taip, kad, žodžiu, sielos prigimtis yra būti laimingai. Ir mes, kadangi vis dėlto nors ir nelabai save suvokiam kaip sielos, bet mes tą norą, troškimą būti laimingais mes turim labai stiprų. Tik tai tiek, kad siela irgi iš kur mes džiaugsmą gaunam? Iš savo juslių kažkokių tai. Tai siela taip pat turi jusles ir juslio objektus, tik jie yra nematerialūs. Ir mes siela, kol mes esam šiame materialiame kūne, jinai miega ir sapnuoja. Ir realiai siela, ir mes, ta prasme, norėdami būti laimingais, kadangi struktūra tokia, kad laimė tu gauni juslėmis, iš juslių tenkinimo, mes irgi kažkaip tai stengiamės tenkinti savo juslės, skaniai valgyti, gražiai rengtis, į gražius daiktus žiūrėti, malonios, muzikos klausyti, malonios tai irgi pagal savo vidinę harmoniją. Nes kam vienam malonu, o kitam nemalonu, taip. Tai viskas iš to, kad, iš to troškimo būti laimingais. Bet čia dėja, žinot, kad labai trumpa ta laimė, ta mūsų materiali. Laimė yra, jinai tik tai trumpa labai. Taip, ir mes esam pasmerkti amžinom laimės paieškom, tol, kol ieškome materialiam lygmenį. Taip pat Anahata čakra, širdyje, sakoma, gyvena siela. Taip, žinot, kur mes iš tikrųjų gyvenam. Tas aš, kas valdo šitą kūną, širdį. Taip. Ir siela yra 10 000 kartų mažesnė už plauko galiuką. Tai pasižiūrėjus, kokia aš. Ir jūs. Ir žemė. Ir medžiai. Ir saulė. Ir viskas aplinkui, nes visa, kas gyva ir, kas mums atrodo, kad negyva, bet iš tikrųjų irgi yra gyva, taip pat turi sielą. Ir netgi mūsų kūnas, kiekviena ląstelė taip pat turi sielą. Kiekviena mažiausia ląstelė irgi turi savo sielą, tik tai vienai sielai yra leista valdyti šitą kūną. Ir ta viena siela ir gyvena širdies plote, ne širdį kaip raumenį, kaip organė, bet širdies plote. Ir taip pat šalia tos sielos gyvena kita siela, super siela. Gal girdėjote tokį palyginimą, kad, kaip super siela ir siela, koks jų tarpusavio santykis yra. Kaip du paukščiai medyje. Vienas lesa veiklos vaisius, o kitas stebi. Tai ta siela, kuri lesa veiklos vaisius, ir esu aš, o super siela yra kita siela, didinga būtybė. Dieviškas asmuo, kitaip, aukščiausias Dievo asmuo, kuris yra šalia mūsų ir stebi. Ir intuicija ir yra kitas pavadinimas, kai mes sugebam užmegzti ryšį su supersiela, su aukštesniuoju aš, galima taip pavadinti. Taip, pavyzdžiui, meditacijos ir yra esmė su to super aš užmegzti. Taip, meditacijos esmė yra tokia, tik tai meditacijų, kadangi yra visokių, ir meditacijos būna į nieką,
meditacijos šiaip gulėjimas, meditacijos protų nuraminimas, tai tos meditacijos jos nelabai kažin kur veda. Nežinau, ką jos duoda. Tuštumą duoda. O kam ta tuštuma reikalinga? Argi gamtoje yra tuštuma? Apskritai, ar yra visatoje kur nors tuštuma? Tai kažkaip nelabai natūralu į tą tuštumą medituoti. Aš bent jau nematau. Aš gal kažkada suprastų logiką tame, bet dabar aš kol kas nesuprantu. Tai ta meilės čakra, širdies čakra, jinai labai reikšminga vieta mums yra. Ir dar grįžus prie tos tikrosios meilės. Labai, gal žinot, aš tiesiog noriu paskaityti Apaštalo Pauliaus laišką korintiečiams, kuris pavadintas Himnas meilei. Per kiekvienas vestuvės turbūt skaito. Pati skaičiau. Ir aš skaičiau. Ir mokiausi vidurinį mintinai, ne? Nepamenu. Meilė gailestinga. Taip. Aš tiesiog pagalvojau, kai ruošiausi šitai paskaitai, aš pagalvojau, kad, nors kaip ir jau tikrai daugeliu žinomi ir tie žodžiai, bet juos verta kasdieną prisiminti. Tai jums leidus? Leidus? Ar leidžiat? Taip. Palengvėjo. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalinčiau vargšam visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavidi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viso viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Tai įsivaizduojat, meilė niekada nesibaigia. Jeigu mes kažką mylėjome ir nustojame mylėti, tai mes nejautėme meilės. Ir jeigu mes kažko nebeištveriam, ar mums trūksta kantrybės, tai čia irgi vadinasi, mes nežinom, kas yra meilė. Ir tai peržvelgu savo gyvenimą, kiek iš tikrųjų tos meilės mes patyrėm. Ir meilė yra toks jausmas, jis niekad nesibaigia, jisai beribis. Tai reiškia, kad mums reikia jo dalintis. Ir negalim jo taupyti kažkiek, savo atsidėsiu, nes man gali pritrūkti. Ir dar ypač turint omeny, kad mes moteris, čia susirinkusios, čia gal ne tik moteris, žiūrės šitą įrašą, bet moteriams skleisti meilę yra iš viso pats svarbiausias dalykas. Aš jau vienoje paskaitoje sakiau, kad moterimi daro ne jos išvaizda, ne ilgi ar ten trumpi plaukai, ne suknelė ar kelnės, ne profesija. Moterimi daro jos gebėjimas skleisti meilę ir harmoniją. Ir jeigu jinai skleidžia meilę, visi jaučiasi šalia jos gerai. Ir jiems norisi būti šalia jos. Va tada jinai tikra moteris, motina. O jeigu jinai skleidžia įtampą, chaosą, nerimą, baimę, tai jinai, griauna aplinką savo. Dėl to moteriai ugdyti savyje tą tikrą meilę, tikrą atjautą, tikrą tokią širdies šilumą ir negailėti, negailėti. Ne, čia tik mano vaiką tik apkabinsiu. O kaimynas, kadangi triukšmauja ir jisai niekšas yra, tai jam, jis nevertas mano meilės. Tai čia yra nemeilė. Ir kuo tu daugiau myli, kuo daugiau tu duodi, tuo daugiau tu gauni. Taip. Ta meilė dar auga. Taip. Apskritai visame kame tas dalinimosi principas galioja. Jeigu tu duodi, tu turi iš ko duoti. Reiškia, tu turtingas. Jeigu tu aukoji pinigų, tu turi pinigų ir, supranta, mes gyvenom tokiam neturėjimo mąstyme. Neturiu sveikatos, neturiu laiko tai mažiausiai visi turi. Greičiausiai vaikas yra didžiausias deficitas šiais laikais. Neturiu, nieks manęs nemyli, arba aš neturiu ką mylėti, nėra verto nieko, ką aš mylėčiau. Neturiu draugų, nieko mes neturim.
Ir mes tiesiog gyvenam tame, neturėjimo režime. Ir dėl to mums yra labai svarbu perkeisti mąstymą, nes mes visiems visko užtenka. Visiems visko yra pakankamai. Laiko irgi visiems užtenka. Yra klausimas prioritetų, kuriuos mes darome. Nes kiekvienas mūsų veiksmas yra mūsų pasirinkimas. Ir jeigu žmogus jaučiasi beviltiškai, nes aš negaliu, mano pareigos tokios, arba aš privalau kažką daryti, mes nieko neprivalom apskritai. Mes neturim jokių įsipareigojimų šis. Tik tai tuos, kuriuos patys savo užsidedam. Jokių kitų įsipareigojimų mes neturim. Mes patys visiškai savo laisva valia, niekieno neverčiami, nesurakinti, nesurišti, nepriversti, neapsvaiginti. Mes patys priimam visus tuos sprendimus, kurie mūsų gyvenimą paverčia tokiu, koks jisai yra dabar. Ir dėl to mes turim priimti už savo, vienintelę atsakomybę, kurią mes turim priimti, tai yra už savo gyvenimą. Už rezultatus, kuriuo aš dabar gyvenau ir mano gyvenimo rezultatai tokie. Ir aš nieko negaliu kaltinti, tik save. Ir tai net neverta kaltinti, nes tiesiog pamačiau, kad biški blogai gavosi, nes sprendimus neteisingus kažkokius priėmiau, tai vadinasi, aš galiu priimti sprendimą, priimti kitokius sprendimus, suprantat? Ir eiti kitų kelių. Ėjau, atsitrenkiau sieną ir nusprendžiau eiti į kitą pusę. Ir einu savo kitą pusę. Ir jokios tragedijos tame nėra. Tai taip ir su meile. Tiesiog, kad jeigu norime jos turėti ir jos gauti, mes pirmiausia turim duoti. Ir kuo daugiau. Ir ypatingai, atsakau, moteriai tai yra pats svarbiausias dalykas. Skleisti meilę. Pats svarbiausias dalykas. Tai dabar, kas trikdo Anahata čakros veiklą? Tai tas nesaugumo jausmas, baimė, kai žmogus negali pilnais plaučiais kvėpuoti, toks susitraukęs visas, širdies permušimai, stresai visi tie, kurie mus vargina ir yra jau požymis, kad Anahata čakra prastai veikia. Krūties vėžys ir ginekologinės problemos irgi yra Anahata čakros problema. Alergija, beje, kadangi pas mane ateina į konsultaciją žmonės dėl visokių įvairių dalykų ir aš darau diagnostikas, praktiškai dar nebuvo nei vieno atveju, kad kažkokia su odos problemom ar alergijom susijusi, tai nebūtų susijęs su žmogaus troškimu žmogiškos meilės. Bet čia tas troškimas tarsi natūralus, mes visi norim būti mylimi, bet problemą sukelia tai, kad mes norim, kad mus mylėtų, o mums patiems duoti tą meilę nelabai išeina. Arba duodam ribotą kiekį, biški tau, čia kaip aš pasakoju anksčiau, myliu tik tol, kol mane myli. Myliu tik tol, kol man teikia tai džiaugsmo. Arba myliu tol, kol mano pasitenkinu jūslės savo patenkinu ir tada jau, kai jūslės mano patenkintos, jau einu ieškoti kito jūslių objekto. Tai čia nebūtinai kalba vien apie seksą, tai gali būti labai, subtilu, rafinuota, tai gali būti tiesiog santykiai kažkokie, tai malonus bendravimas, bendrauju su žmogumi, jisai pažįsta daug kitų įdomių žmonių ir tol, kol man tai teikia įdomu, tol aš su juo bendrauju ir myliu. O kai jau pažįstu visus jo draugus ir gal jau nebe tokie jie atrodo man žavingi, jau man ir jisai pats gal nelabai jau toks ir mylimas. Dar čia tokią frazę radau. Anahata tarsi taurė, į kurią surenkama visa, ką turėjom geriausia visose įsikūnijimuose. Tai yra taurė, kurioje mes turim visas savo lobius, brangakmenius iš savo visų praeitų gyvenimų sudėję. Ir galbūt iš čia ir ateina tas, kad vieni žmonės, jiems lengva altruistiškai mylėti ir nieko nesitikėti atgal, o kitiems sunku. Gal dėl to, kad ta taurė tokia pustuštė. Taip? Tai kai širdies čakra nedarni, žmogus myli ne besąlygiškai, o tik todėl, kad patirtų kitų palankumą ir prieraišumą. Tai tas negebėjimas, nesugebėjimas mylėti besąlygiškai irgi yra išsiderinimo ženklas. Kai savęs nemylite, taip pat yra išsiderinimo požymis.
kaip pažinti, kaip žinoti, ne? Tarsi aš, irgi čia gerų žmonių problema dažna labai. Kad dėl kito belė ką galėčiau padaryti, paskutinės ten kelnes nusimauti, ne, ir atiduoti, nežinau, paskutinę duonos rekelį. Bet iš kur kyla tas troškimas, arba padėti kitiems, ten visko patys, atsisako pats žmogus, viską tik tai dėl kitų, ten atiduoda, o nelaimingas. Nes jeigu tai eitų iš širdies, tikrai natūraliai toks tikras troškimas padėti kitam, save pamirštant galbūt, tai tas žmogus jaustųsi laimingas, jis nebūtų nelaimingas ir jis net nebūtų vienišas, nes tai, kas eina iš sielos, tas, negali būti, kaip čia pasakyti, gniuždoma aplinkybių arba kažkaip tai traumuojama. Vaišnavų kultūroje, vediniai kultūroje, tarnystė yra labai kaip ir pagirtinas dalykas, nes, tarnystė yra iš tikrųjų priemonė, kaip minkštinti širdį ir atverti ją, kad jinai galėtų mylėti taip, kaip turi būti. Kad anahata čakra veiktų normaliai, paprastai kalbant. Tai dabar ta tarnystė vėl kokia jinai gali būti, arba jinai tokia vergiškai nuolankiai, dirbtina, netikra. Ir kai tu tampi žmogaus tarnu, bet ne iš sielos gelmių, o iš kažkokių, iš savo ego, tai tas žmogus su tavimi ir elgsis kaip su tarnu. Ir tada anksčiau ir vėliau bus nusivylimas. Nes, aš duodu, o aš nieko negaunu. Ir vietoj to, ne tai, kad nieko negaunu, vietoj paglostimo gaunu spyrį užpakalį. Kokia nesąmonė. Bet jeigu iš širdies tas eitų, nebūtų tokių situacijų. Tai mes galim visą laiką pasitikrinti save, kiek mes esam geri, kiek mes esam iš sielos geri. Ne iš netikro ego, iš sielos, kiek mes esam geri. Jeigu mums kyla bent menkiausias, kaip čia pasipiktinimas, kad man nepadėkojo, tai aš tą dariau ne iš sielos, o iš savo puikybės. Ir mano ketinimai buvo visiškai ne altruistiški, o tikrai turėjau kažkokių tai, bent jau kad pagirimą kažkokį gaučiau. Nes jeigu aš tą daryčiau tikrai iš savo geraširdiškumo, iš širdies, man jau pats veiksmas būtų atpilnas. Man pats veiksmas suteiktų tiek džiaugsmo, kad man jau padėka nebūtų reikalinga. Ir meilė sau irgi čia yra labai svarbus momentas. Tie, kas savęs nemyli, jie negali mylėti kitų. Ir jie gali stengtis dėl kitų, aukoti visą savo gyvenimą, daryti, ką nori, bet jų tas veiksmas yra netikras, ne iš širdies. Tol, žmogus savęs nemyli, kaip galima kitą mylėti, jeigu savęs nemyli? Tu net nežinai, kas tas jausmas yra mylėti. Savim reikia rūpintis ir savim mylėti reikia. Gal galia tavo kūnas yra buveinė 1000 sielų, milijonų sielų. Jeigu kiekviena ląstelė turi savo sielą ir tik viena valdo visą kūną. Tai kaip ir, aišku, galima suprasti, kad tokios, kaip ir sakiau, alergija, ne, širdies kažkokios lygos, kraujotakos lygos, aukštas žemas spaudimas, širdies ta ritmija arba, plaučių lygos įvairios, tai yra susiję su anahata prastai veikiančia. Tai gerai, jeigu spaudimas yra paaukštintas ar pažemintas, tai skirtumas yra? Yra skirtumas, bet aš nežinau jo. Skirtumas yra, nes, yra. Labai išsamiai, aišku, atsakiau. Aš jaučiu, kad jisai yra, bet dar kažkaip nemaščiau tą temą ir neturiu atsakymus suradusi. Tai čia dar yra krūva ligų, galiu pavardinti, kas signalizuoja, kad jeigu čakra prastai veikia. Tai širdies ir krūtinės ląstos hipertrofija, net neįsivaizduoju, kas tai yra, leukemija. Kas? Spaudimas. Tai ką aš ir pasakiau, taip? Hipertenzija, hipertonija, tai čia spaudimas. Hipertrofija, žodžiu. Leukemija, kraujo ligos, aterosklerozė, angina, miokardo infarktas, aritmija, širdies ir plaučių stenozė, plaučių uždegimas, chroniškas bronchitas, tuberkuliozė. Paprasčiau, man atrodo, pasakius, kadangi tai, kas aplinkui jinai veikia, plus rankos ir kraujotaka, nors už kraujotaką ir kūno skysčius atsako svadhisthana čakra, antroji čakra.
Tai vat, jeigu tai išeina iš rikiuotės, tai jau vadinasi ženklas gali būti. Dar gerai, čia gal paskui prieisim prie to. Meilė gydo, turbūt žinot, ne? Kad meilę galima gydyti. Bet ta tikra meilė, ne iš egoistinių paskatų. Ir taip pat ir save galima gydyti, bet kaip save gydys, jeigu savęs nemyli. Taip ir praktiškai visos ligos ir yra dėl to, kad mes gyvenam neteisingai, mąstom neteisingai ir naikinam save. O naikinam save, nes nekenčiam savęs dažnai. Nepasilsim. Kodėl? Nes poilsis yra toks nereikšmingas ir laiką gaišinantis dalykas. Taip, reikia dirbti. Ne? 100 reikalų. 100 reikalų, reikia daug ką padaryti. O ilsėdas tai... Čia aš ir savo taikau. Irgi kovoju su savo visokiam įdomu. Tai va, tai aišku, tiek žmonės, kuriuo Anahata čakra stipri ir netgi ne tai, kad stipri, bet jinai dominuojanti, tai reiškia, kad kitos čakros gal veikia silpniau, o Anahata čakra veikia jau normaliai, tai jie turi labai atvirą širdį. Jie elgiasi labai atvirai ir paprastai, bet ir iš jų, aišku, tai šiluma vidinė sklinda. Jie gailestingi, jie gerbia. Jie sako tiesą, bet sako tiesą taip, kad neįžeistų kito žmogaus. Iš jų tas toks švelnumas, ramybė ir pusiausvyra. Jie nėra emocionalūs, tokie, kad va, čia undrų verbatai ir ten ašarų upeliai, labai man tavęs gaila, o jie daugiau veikia, nes jie negali, jie jaučia kito žmogaus skausmą, bet būdami tos subalansuotos Anahata čakros, jie negali tiesiog pagailėjau ir nuėjau savo keliu, jie turi kažką daryti. Jie negali susitaikyti su tuo, kad kitas žmogus blogai jaučiasi. Aišku, nebent yra beviltiška situacija ir žmogus kartais tiesiog mėgaujasi savo, blogą savijautą. Būna tikrai tokių žmonių. Jie gali pasitenkinti gyvenime mažu. Tokie, gana asketiškai gali gyventi, dėl to, kad jų gyvenimas vyksta ne materialiuose dalykuose. Jų gyvenimas vyksta kaip žmonėse, žmonijoje, net nebūtinai žmonijoje. Aplinkoje. Tu prasme, jie labai į išorę einantys žmonės. Taip, jie taip pat renkasi darbą, arba bent jau turėtų, bet čia taip kiekvienas turėtų rinktis darbą, į kurį galima įdėti visą širdį. Bet čia taip kiekvienas turėtų gyventi, iš tikrųjų daryti tą darbą, į kurį galima įdėti širdį. Arba bent jau tada, jeigu jau neišeina pasirinkti to darbo tokio, kad visai jau atitiktų, kaip čia būdo bruožus, tai vis tiek jie randa, kaip įdėti tą savo širdį, kažkokius tai momentus, kurie priimtini ir vis tiek nuoširdžiai dirba. Patikimi geri darbuotojai. Jis galima pasitikėti, nes jie tikrai dirba nuoširdžiai. Taip. Tai harmonizuoti tą čakrą galima, žinoma, žalia spalva, rengianti žaliai, žiūrinti žalią spalvą, skleidžiant meilę. Aišku, kai žmogus nejaučia tos meilės, kaip jam tą meilę skleisti. Ir kaip jam dabar patarti, kaip jam tą meilę skleisti. Tarnystę užsiimti. Eiti į globos namus, senelių arba vaikų, į gyvūnų prieglaudas. Eiti, aišku, čia jau geriausias variantas, eiti į šventyklą tarnauti arba į bažnyčią, kad ir grindis išplauti paprašyti, arba, šiukšles išnešti, bet tą daryti reguliariai. Iš tikrųjų, tarnystė, ypač jeigu ta tarnystė yra ne žmonėm, o Dievui skirta, jinai daro stebuklus, jinai visiškai pakeičia gyvenimą ir sutvarko ir suteikia prasmę ir tiek daug duoda energijos, kad, tikrai galima kalnus nuversti. Glostykime daugiau. Vieni kitus glostykime, gyvūnėlius glostykime, medžius. Nes kaip, pavyzdžiui, apie tą meilę, tai gėlė, jinai žydi ir jinai nesirenka. Šitam žydėsiu, šitam ne. Jinai žydi ir amarui, kuris ją graužia, ir bitei, kuri renka nektarą. Bet pas vienus gėlės vysta, pas kitus gerai žydi. Čia priklauso nuo aplinkybių, bet aš apie lauko gėlę.
Ir jinai žydi visiems turiuomenį. Ir tiem, kurie ją nuskina, ir tiem, kurie ją sutribė, ir tiem, kurie tiesiog grožisi. Taip ir ta meilė turi būti. Ta tikra meilė. Aš nesakau, kad eiti bučiuoti su žmonėm, kurie konteineriuose rausės. Bet jeigu jaučiam panieką tokiem kitokiem žmonėm. Taip, jeigu jų negerbėm, jeigu jaučiam panieką, tai čia tikrai bučiavimasis nepadės. Eiti yra labdaringų valgyklų, man atrodo, ne, kur galima eiti tiesiog sriubą ar košę pilstyti. Yra daug būdų, kaip tą savo čakrą sutvarkyti. Ir tada, kai jinai gerai veiks, tai mes būsim